Labas vakaras, mėlyjei Sport1 žiūrovai. Su jumis ir vėl sveikinasi pramoginė laida Olele Top, bei aš, Olele mergaitė Indrė. Kviečiu įsitaisyti patogiai, nes netrukus jūsų kraują kaitins karšta Olele pretendentė. Aš esu Sandra, 18 metų moksleivė iš Šiaulių. Domiuosi sportu, menu, šokiais. Mėgstu vaidinti. Draugai sako, kad esu komunikabili. Aš esu baigusi dailės mokyklą ir mėgstu tapyti. Ir dar groti labai mėgstu pianinu. Aš manau, kad šiais laikais meną reikia atidėti šiek tiek toliau. Labai norėčiau studijuoti ekonomiką arba tarptautinį verslą galbūt Vilniuje. Nežinau, nes manau, kad tos specialybės perspektyvas. Turiu labai nuostabius tėvus. Kaip tik į šį Olele projektą mane pastūmėjo eiti mama. Olele, olele, olele. Atėjo metas pakviesti mūsų studijos svečią. O šį kartą tai ne bet kas. Mūsų skardžiabalsis, dainorėlis, kompozitorius ir šiaip visos Lietuvos pažiba Stano. Labas. Stano, labas, kaip sekasi? Nu kaip, būtų gėda sakyti, kad gerai krizės metu, bet gerai. Na, o pats sportu domiesi? Papasakok. Taip, aišku, domiuosi sportu. Labai laukiu futbolo čempionato. Visi laukiam, mes irgi laukiam. Taip, iš tikrųjų neturiu jokios šalies, už kurią sirgčiau, jokios komandos, kurią palaikyčiau. Nu, šneku apie futbolą. Bet pats vaizdas ir pati ta nuotaika, kuri lydi tą čempionatą, tai yra kažkas nuostabaus. Ir nuo pat vaikystės atsimenu, kad su seneliu, su tėvu visą laiką žiūrėdavom. Futbolą, ar ne? Taip. Na, o jeigu kalbėtumėm apie krepšinį, už ką sergi Rytą ar Žalgirį? Nu, bet tu sėdi su futbolo kamuoliu. Ar čia tinkliniu? Galime pasimti krepšinį, čia kažkur turėjom mėtysi. Nu, kažkur turi. Pasimsim abu. Aš iš tikrųjų žaidžiu su kamuoliu Ispanijoje. Iš tikrųjų, ko gero, sergu už tą, kur silpniausias.
kur tuo metu yra silpnesnis. Tai manau, kad kol kas Žalgiris yra silpnesnis. Tai, kažkaip bandai emociškai palaikyti, ar ne, kaip įmanoma. Taip, jeigu Rytas silpnesnis, tai ir už Rytą. O šiaip, aišku, su tokia logika, tai daugiausia už Šiaulius sergu, nes jais laik trečioje vietoje. O esi lankęs kažkokių būrelių, sporto? Gal truputėlį papasakos? Labai daug esu lankęs būrelių. Pirmasis mano būrelis buvo plaukimas. Aš vaikščiau į baseiną, bet ne šiaip į baseiną, bet su treneriu, kur mane mokindavo plaukti profesionaliai. Tačiau po to susilaužiau ranką ir negalėjau pusę metų laikyti treniruočių ir kažkaip ir tą sporto šaką pamiršau. Tada nuėjau į karate. Ten lankiau pusę metų. Po to irgi ar smegenys susitrenkė, ar kažkas atsitiko. Nu, bet klausyk, tu tikras sportininkas, ir futbolas, ir karate, ir plaukimas, ar ne? Taip. Dar palauk kažkas buvo. Nu, žodžiu, neprisiminsiu. Kokia sporto šaka tau atrodo pati seksualiausia? Nežinau, kaip net vadinasi tiksliai. Nardymas iš didelio aukščio, tokio kaip trampliniuko. Šokinėjimas. Taip, akrobatinis tas, kur salto daro. Ai, vat iš tikrųjų net nebūčiau pagalvojusi, net nebūčiau susimašęs. Nes labai grakšti sporto šaka, labai tokia seksuali ir tokia, nu, būtent šita. O vat aš, pavyzdžiui, 8 metus netgi žaidžiau rankinį. Kaip tu manai, ar tai yra moteriška sporto šaka? Ką tu apie tai manai, apie moterį žaidžiančius rankinį? Aš manau, kad nemoteriška sporto šaka yra rūkyti, gerti. Labai gerai. Ar panašiai. O bet kokia sporto šaka, kuri nekenkia sveikatai, turiu omeny, ne boksas ir... Mes boksuodavomės, aš tau sakau, tikrai. Tokių būdavo kuriozų. Nu, aš tikiu, kad moteriška psichologija nėra tvari. Nagučiai trasą eidavo kaip turi būti. Bet, manau, rankinis tinka. Išgyvensi, viskas gerai. Ar tau patinka sportiškos moterys? Labai suktas klausimas, nes tos, kur profesionaliai sportuoja ir daug sportuoja, tai nelabai patinka. Nes dėja dažniausiai... Susiranda kokį nors sportininką. Ne tai, kad sportininką, bet neturi laiko kitiem dalykam tokios moteris. Dažniausiai, nu, turiu omeny savęs lavinimui. Todėl gal nelabai man patinka profesionaliai sportuojančius. Bet sportiškos moteris, šiaip, nu, tos, kur prisilaiko, vaikšto sporto klubą, tai būtinai tik tai tokios patinka. Su kokia moterimi sutiktum sužaisti krepšinį 1-1? Iš tikrųjų, pastaruoju metu krepšinį aš žaidžiu su moterim ir žaidžiu 1-1. Ar ne? Taip. Su savo mylimą moterim, ar ne? Taip, su žmona. Ir kaip jūs tai darote? Einam. Dažniausiai su kamuoliu. Su kamuoliu, iš tikrųjų? Dažniausiai aikštelėj, bet kartais ir miegamajam. O, pasitaiko ir taip, netgi. Artėja vasara, atšyla orai, ką planuoji veikti? Šalia namų yra teniso kortai ir dabar mano didžiausias planas yra išmokti gerai žaisti lauko tenisą. Dar vienas sporto šaka, o? Taip. Labai šaunu. Na kągi, labai ačiū, kad atvykote pas mus. Tikrai buvo labai malonu ir smagu pasikalbėti. Ačiū, kad pakvietėt. Bet mes iš tikrųjų savo svečių nepaliekame be dovanų. Ir aš taip pat jums noriu įteikti net 12 seksualiųjų makaražinių mergaičių. Prašom. O. Olele maestro nuolaidų kortelę. Na ir visą dėžę mūsų seksualiųjų burbuliukų, kurias aš beveik net nepakėliu. Sportinių, ne? Taip, sportinių. Na va, tikimės, kad mėgausitės ir patiks. Aš pakėliau. Gerai, ačiū labai. Ate. Dėkojame. Ate.